Manau, kad tai nėra normalu, kai ministras pirmininkas kalba ir už save, ir už prezidentą. Ir pasako tokią keistenybę, kad mes su prezidentu vienas kitam klausimų neturime. Tai ne pirmą kartą ministras pirmininkas tokius dalykus sako ir tai rodo jo konstitucijos išmanimo lygį. Aš šiais metais pradėkime nuo to, kad akcinių bendrovių įstatymė nėra jokios nuostatos dėl Seimo narių. Ar Seimo narių, ar prezidento, ar vyriausybės narių, ar teisėjų, ar visų kitų, kuriems yra taikomi tam tikrie apribojimai. Tai kitaip sakant, tame įstatyme nieko tokio nėra. Vadinasi, žiūrime į Konstituciją. O Konstitucija sako tą, ką jisai sako. Jūs paminėjote 60 straipsnį ir Konstitucinio teismo 2004 metų nutarimą. Tame nutarime iš tikrųjų plačiai išaiškinta savoka darbas. Ir dabar tas nutarimas per pastarąją savaitę turbūt šiek tiek žiniasklaidoje buvo prisimintas, bet kažkaip tai iš to, net ir tie, kurie prisimena tą nutarimą, nepacituoja vieno svarbaus sakinio. Tai aš čia tiesiog išsispausdinau savo tą sakinį ir skaitau jį. Seimo narys, įgydamas visas tautos atstovo teises, apsisprendžia, kad jis bus tautos atstovas, o ne užsiims verslu, komercija ar kitokia privačia veikla, kuria siekiama pelno. Tai čia yra pati esmė. O toliau yra labai platus aiškinimai, jie kartais yra surašyti sudėtinga teisinė kalba, bet neabejoju, kad Seimo nariai, net ir tie, kurie kartais įvairiausių samprotavimų keistų pareiškia per žiniasklaidos priemonės, kad ir net ir jie supranta, kad būnant Seimo nariu negali steigti įmonės. Arba tu steigi įmonę, arba tu esi Seimo narys. Po tai 2005 metais tas išaiškinimas buvo, bet tame išaiškinime taip pat yra labai aiškiai pasakyta, kad Seimo narys gali turėti akcijų, jisai gali turėti nuosavybę, jis gali būti įmonės savininkas, bendraturtis ir taip toliau ir taip toliau. Tai savaime suprantama, žmogus iš verslo atėjo į Seimą, negi jis to savo įmonės turi atsisakyti. Bet jisai negali, ir ten labai svarbus žodis yra išskyrus, jisai negali dalyvauti kolegialių organų veikloje, jis negali tai įmoniai atstovauti ir taip toliau ir taip toliau. Ir po to dar buvo 2011 metais kitas sprendimas, aš jau nebuvau Konstituciniam teisme, tai buvo jau kita Konstitucinio teismo sudėtis, dalis teisėjų buvo pasikeitę ir ten yra dar vienas įdomus dalykas, konstatuotas ir Seimas jį nekreipė dėmesio. Aš paskaitysiu. Įstatymų leidėjas turi nustatyti tvarką, pagal kurią būtų užtikrintas teisingas teisinis procesas ir būtų galima tinkamai ištirti bei nustatyti, ar Seimo narys perėjo ar neperėjo dirbti arba neatsisakė ar atsisakė darbo nesuderinama su Seimo nario pareigomis ir būtų galima priimti teisingą sprendimą dėl Seimo nario mandato. Kitaip sakant, Seimo narys renkasi arba mandatas, arba verslas. Tai jeigu Seimo narys negali tokių pasirinkimų padaryti, tai normaliuose parlamentuose ir ne tik parlamentuose, teismuose, aš Strasbūro teisme su to esu susidūręs, kai kyla klausimas, ar aš galiu, pavyzdžiui, ar aš galiu priimti tam tikrą apdovanojimą. Aš kreipiuosi į teismo pirmininką, ten yra teismo pirmininkas, kuris dar su kai ko konsultuojasi ir jis man gali duoti patarimą, konsultaciją, ar aš galiu jį priimti ar negaliu. Ir lygiai taip pat su įvairiais kitais darbais. Tai įvairiose institucijose toksai išankstinis pasiklausimas, kad žmogus nepadarytų klaidos, jisai yra galimas. Kitas dalykas, kas turėtų būti, tai jeigu net tokio išankstinio paklausimo nebuvo, bet Seimo narys įsteigė įmonę, tai buvo dar praėjusios kadencijos Seime, tai jis buvo Seimo narys. Bet tokiu atveju būtų logiška, jeigu būtų nustatyta tvarka, kad jis turi tą iš karto deklaruoti, kad galima būtų įsitikinti, ar jis padarė klaidą ar nepadarė. Šiuo atveju premjeras sako, aš versle nedalyvauju, aš tik tai įsteigiau įmonę ir tik įdarbinau direktorių. Tai žinot, man tai panašu, aš nenoriu čia nieko asmeniško, bet man tai primena labai seną anekdotą tokį, kai žmogus sakydavo, šiaip tai aš negeriu, aš geriu labai mažai. Nes kai aš vos išgeriu, aš tampu kitų žmogum, o va tas kitas tai jau geria daug. Tai čia yra kažkokia panaši situacija. Jis tik tai įsteigė įmonę. Aš manau, kad kai jisai įsteigė įmonę, tuo metu turėjo įsijungti Konstituciją. Tam yra sukurta etikos ir procedūrų komisija. Ir be to gali būti kuriama ir kita komisija, Seimo statutas tą dalyką aprašo, ir jinai turi veikti pagal 63 straipsnio, aš tai pasakysiu 7 punktą. Seimo nario įgaliojimai nutrūksta, kai Seimo narys pereina dirbti arba neatsisako darbo, nesuderinamo su Seimo nario pareigomis. Čia neapkalta, ne niekas.
Tiesiog yra Seimas priima nutarimą, tiesa reikalinga absoliuti balsų dauguma, kas be ko, o po to, kai Seimas priima nutarimą, Vyriausioji rinkimų komisija nutraukia jo Seimo nario įgaliojimus. Aš turbūt pirmą kartą tribūnoje mačiau ministrą pirmininką, kuris stovi prieš Seimą, kuriam šiaip pagal konstituciją jis atsiskaito, daro metinės ataskaitas ir kuris ne į klausimus atsakinėja, o taip, kaip, aš pasakiau ir savo laidoje prieš sekmadienį išėjusią, kaip kolūkio pirmininkas, kiekvienai frakcijai duoda kažkokį verdiktą. Ar jūs prisimenat? Jūsgi politologija ir žinote, kaip tai vadinasi politikos moksluose, tai vadinasi flibustyrėnis elgesys. Jungtinėse valstijose neseniai vienas kongresmenas sumušė visų laikų rekordą kalbėjęs ilgiau negu parą. Mūsų premjeras gavęs klausimus ir tam buvo skirta 20 minučių, jis 19 minučių su kažkiek sekundžių sugelbėjo kalbėti apie ką nori. Pats tas pobūdis, kad jis vertina Seimo atskiras frakcijas, lyg jisai būtų virš visko, o ne Seimas vertina jo darbą ir ne į Seimo atsiskaito. Būdavo, kad ir iš tos jo daugumos žmogus išėjo atstovauti premjerė. Čia yra parlamentas. Taip. Ir būkit malonus atsakinėti klausimus. Nes tai yra pagrindinė Lietuvos politinės sistemos institucija. Ne vienas neišėjo iš daugumos ir nepasakė, baig čia tyčiotis, juolab, kad grįžtant prie to, tarkim, visada reiktų pabandyti mąstyti opposite, o kaip būtų priešingai. Tarkim, įsivaizduokim, kad Paluckas yra visiškai teisus, ar ne? Kad Šarūnas susipjovė grybą ir taip toliau. Tai tada klausimas yra, tu gauni klausimus, tai tu sumušk oponentą, sudaužyk jį, paskui tu gauni klausimas prezidentūrui, sumušk, sudaužyk. Nes jeigu turi faktus, į du klausimus improvizuojant užduotus atsakyti yra 1000 kartų lengviau, negu dabar 28 ar 7, kiek ten jūs, 28. 27, 28 jau kurie yra suformuluoti akademiškai, beveik tiksliai, iš kurių tu nebeišeisi. Tai jeigu premjeras nervinasi, pyksta ir bando, nustumti per 19 minučių, kad tų klausimų nebūtų, tai kas yra? Jeigu tu pyksti Jupiterį, tu neteisus, ar ne? O jeigu neteisus, tai neteisumo lygis yra toks, kad tu nebegali būti ministras pirmininkas. Nes klausimas, kas čia labiau tomis insinuacijomis užsiima, ar vis dėlto tyrėjai, ar vis dėlto pats ministras pirmininkas su komanda, bet kadangi... Aš galėčiau suprasti tą nepatogumą ir tą susinervimą, tai nėra psichologiškai labai lengva, kai tada nuolatos puola. Iš tikrųjų galim jausti, kad yra žmonių ir žiniasklaidoje, ir kitur, ir visuomenė, ir ypač politinių oponentų tarpe, kurie užuodė kraujo kvapą ir dabar eis no matter what. Tai aišku, tą tokį jaudinimąsi ir pasipiktinimą galima suprasti, bet tie klausimai, kurie buvo užduoti, tiek, kiek aš juos mačiau, tai jie buvo konkretus. Tai yra buvo klausimai apie faktą. Ir juose nebuvo kažkokios tos tokios, falšyvos premisos, kaip žinot, tose klasikiniuose, loginėse fokuсе. Maždaug, kur klausime, ar nustojat mušti savo tėvą, ar nustojat gerti konjaką rytais. Čia ne tokio tipo klausimai. Tai tada reikia kažkokiu būdu vis dėlto sugebėti. Iš kur pinigai? Labai paprastas klausimas. Iš kur pinigai? Tai atsakymas yra iš spintutės, kaip senam anekdote. Geras tos spintutės. O iš spintutę aš padėjau. Reikėtų pažiūrėti ir kaip yra pagal ES teisę. Nes ES teisė yra ir Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis. Ir kiekvienas Lietuvos teismas, kuriam tektų spręsti tokį ginčą, jisai yra kartu, ipso facto, jisai yra ir ES teismas. Kiekvienas mūsų teisėjas yra ES teisėjas. Tai šiuo atveju, jie turėtų vadovautis ir ES teise. Tai, kad yra prisidengiama kažkokio tai Lietuvos įstatymų, kuris yra, kaip suprantu, labai formalistinis šiuo atveju, man tai yra paprasčiausiai, tai yra sunkiai įtikinantis dalykas. Dar daugiau, jeigu tuo prisidengia Iltė. Aš tikrai norėčiau palikti labai daug, kad nustatytų įvairios institucijos, STT, FNTT, prokuratūra ir balažino kiek dar kitų institucijų. Ir Iltė taip pat galėtų tame sąraše būti, bet kur užsidengia irgi viena raudona lemputė. Iltė pateikė savo tokį gana greitą įvertinimą, kad procedūros yra
su procedūrėmis viskas buvo tvarkoj. Ir jeigu aš neklystu, bent jau tai buvo pranešta žiniasklaidoje, kad tame vertinime nebuvo užsiminta apie premjero, tuo metu dar turbūt ne premjero, susitikimą su Iltės vadovu. Šitą informaciją atėjo vėliau. Tai jeigu apie tai Iltės toje, pavadinkim taip, išvadoje, ar kaip ten būtų tas dokumentas yra pavadintas, jeigu joje apie tai nėra užsimenama, tai atleiskite, tai kompromituoja visą tolesnę išvadą. Aš nesakau, kad jie ten formaliai nesilaikė savo procedūrų, bet jeigu jie šitos svarbios detalės, šitos svarbios aplinkybės nepaminėjo, tai galima daryti prielaidą, kol kas tik prielaidą, kad tų procedūrų ir buvo laikomasi vien tik tai formaliai. Vien tik tai reiškia, šitas paragrafas yra ir tada, kaip sena frazė buvo senais laikais, kurią dabar prisimenam, vsio zakonna, čia čekiukų šitų istorijų kontekste ta frazė jau Šimonytės lūpose buvo pavadinta viskas pagal reglamentą. Tai vienu žodžiu, čia viskas pagal reglamentą, viskas pagal paragrafą. Tai kompromituoja pačią tą išvadą ir tuos, kurie tą išvadą darė. Aš nenoriu teikti, aš darau tik tai prielaidą, kad patikimumo gerokai sumažėjo. Jūs dabar vertintumėte Gitano Nausėdos poziciją šitoje istorijoje? Kaip moderatoriaus, arbitro, nežinau. Kaip labai neprotinga. Politikoje šiaip jau nėra draugų, yra tik interesai, ar ne? Tai prezidento interesas šiuo atveju yra mindomas Palucko interesu. Kokia prasme prezidentui Nausėdai prisimti Palucko maklės ant savo galvos? Aš į tą klausimą nerandu atsakymą. Tai tada jau eitume sąmokslo teorijų kryptim, kas juos ten sieja papildomai. Panašiai, kas sieja Žemaitaitį su Palucku, ar ne, kad jie taip vienas kitą palaiko, tai daugmaž jau aiškėja, ar ne? O kas sieja tada Nausėdą, kad jis nepaisydamas nenaudos savo, tebėra stogas Paluckui. Nausėdai būtų labai naudinga parodyti save ir savo kaip prezidento jėgą, kurią, tarkim, Adamkus pasinaudojo net daug silpnesnėj situacijai, ar ne? Ir parodyti tautai, kas iš tiesų yra sergėtojas valstybės, demokratijos, teisinių dalykų. Tai šiuo atveju man yra visiškai nesuvokiama, kodėl Nausėda gina Palucką, nors Nausėdai tai yra visiškai nenaudinga. Nes Paluckas anksčiau ar vėliau nesės, bet kad įklimps, tai tikrai. Jis jau įklimpo. Profesoriau, turim 60 konstitucijos straipsnį, turime konstitucinio teismo nutarimus, turime 63, kurį irgi... 63 šiuo atveju yra taip, irgi aptarinėjom, čia kalbant apie tai, ką gali Seimas ir kaip su Seimo nariu, ką galėtų daryti, kalbant apie Gintautą Palucką, nes akivaizdu, kad mes sutarėm, kad šitos verslas ir Seimo nario pareigos yra nesuderinamos. Prezidentas vis dėlto irgi lyg ir turėtų konstituciją vadovautis kaip tuo pagrindiniu šalies įstatymu ir iš tos teisinės pusės žiūrint ir tuo pačiu, aišku, turime politinę. Kaip jūs įvertintumėte šiandien tą poziciją, kurią viešai mums transliuoja prezidentas? Manau, kad tai nėra normalu, kai ministras pirmininkas kalba ir už save, ir už prezidentą. Ir pasako tokią keistenybę, kad mes su prezidentu vienas kitam klausimų neturime. Tai ne pirmą kartą ministras pirmininkas tokius dalykus sako ir tai rodo jo konstitucijos išmanimo lygį. Aš įvertinčiau kaip tam tikrą keistenybę, kurią galbūt galima ištaisyti. Prezidentas dar nėra užsitrenkęs visai durų. Reikalas tas, kad prezidentas prieš susitikdamas su ministru pirmininku, jisai pasakė, kad jis turės jam porą klausimų. Ir tos klausimus gana aiškiai išdėstė prieš televizijos kameras. Ten susijusi su būtų, klausimai iš kur pinigai ir taip toliau. Tai kitaip sakant, jisai tos klausimus žadėjo užduoti. Po to įvyko susitikimas. Po susitikimo aš negirdėjau, gal aš kažką praleidau, bet aš negirdėjau prezidento komentaro, bet aš tad girdėjau ministro pirmininko komentarą, kur buvo pasakyta maždaug taip. Mes su prezidentu vienas kitam klausimų neturim. Aš nežinau, kokie žmonės susitinka, gal
įsimylėjėlių pora susitinka pasivaikščioti ir kitokius reikalus padaryti, neturėdami vienas kitam klausimų. Bet politikai ir šiaip žmonės susitinka dėl to, kad jie turi šiokių tokių klausimų vieni kitiems. Jūs mus čia pakvietėte dėl to, kad turite šiokių tokių klausimų. Nes jeigu klausimų nebūtų, tai mes čia nieko neturėtumėm ką veikti. Tai man labai keista buvo, kai premjeras pakalbėjo ir už save, ir už prezidentą, ir negirdėjau jokio atsakymo, išskyrus tai, kad prezidentas lauks institucijų išvadų. Tai čia yra labai ilgas laiko tarpas. Labai ilgai tos išvados gali būti tyriamos, kaip mes matėme, vyriausiai tarnybinės etikos komisija yra nusistačius kažkokį ten vos ne 3 mėnesių terminą, bet dabar reiškia laukti FTEKO išvados, nu tai reiškia palikti, o FTEKas yra priėmęs tą klausimą tirti tik tai labai ribotą apimtimį. Jis tikrai ne visas šitas, ne visas aplinkybės tirs. Ne visas tas aplinkybės tirs ir FNTT, ir STT, turbūt jie turės savo tam tikras tyrimo ribas. Tai negali būti beribės, žinot, kaip Amerikoje tas specialusis prokuroras tyrė, reiškia, verslo reikalus, o išėjo į mėlyną suknelę, taip sakant. Tai, žinot, čia irgi nėra pats sveikiausias dalykas, jeigu tos ribos yra išplautos ir Konstitucinis teismas nekartą tai yra pasakęs dėl įvairiausių Seimo komisijų, kuriams nebuvo nustatomos ribos. Tai laukti šitų ribotų tyrimų atsakymą, na, man atrodo, kad tai mažiausiai yra nepolitiška. Čia šiuo atveju eina kalba apie politinę atsakomybę ir apie politinės priedėmės, politinę moralę. Ir manau, kad prezidento kaip valstybės vadovo žodis